Artėjant rugsėjo 1-ąjai, kaip ir kiekvienais metais siekiame priminti vairuotojams ir pėstiesiems, kad prisimintų saugaus elgesio gatvėje taisyklės, būtų atidūs kelyje, tolerantiški ir saugotų vieni kitus. Ypač atkreipiamas dėmesys būti atidiems tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems prie švietimo įstaigų. Labai norime atkreipti šiauliečių dėmesį vieni kitus, vairuotojams į pėsčiuosius, pėstiesiems į vairuotojus, gerbti vieni kitus, laikytis saugos eismo taisyklių, vairuotojams atidžiau artėti prie pėsčiųjų perėjų, pėstiesiems įsitikinti, ar vairuotojai juos praleidžia. Saugumas yra prioritetas ir Šiaulių gatvių apšvietimas labai kreipia didelį dėmesį į visas saugos priemonės, kurios padeda užtikrinti mūsų miesto gyventojų ir eismo dalyvių saugumą. Kelių policijos atstovas primena, kad pėstieji kaip ir vairuotojai turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Tėveliai raginami atkreipti dėmesį į vaikų saugų elgesį gatvėje. Numatyti budėjimai prie mokyklų, bus stebimas eismas dėl pažeidimų, dėl saugumo. Žinoma, bendruomenės pareigūnai lankys mokyklas, tai gal ir 1. ir 2. savaitę ves pamokėlės. Taip pat noriu paprašyti tėvelių, senelių ar artimųjų, kad su pirmokais pasikalbėtų, praeitų maršrutus, kurie veda į mokyklą, aprodytų, kaip reikia teisingai pereiti gatvę, sankryžoje, nesankryžoje, pėsčiųjų perėjoje. Dažnai pastebime, kad vaikai eina su ausinukais, žiūrėdami į telefoną, kas yra nesaugu, kad tėveliai pasižiūrėtų, kaip naudojami dviračiai, paspirtukai, ar teisingai vaikai važiuoja, ar teisingai pereina gatvę. Siekiant drausminti vairuotojus ir saugoti pėsčiuosius, mieste diegiamos įvairios saugumo priemonės. Saugumo salelės bei iškilios perėjos gal atrodo ir nepatogiai vairuotojui, bet tai priemonė sumažinti transporto greitį prieš pėsčiųjų perėją bei saugiau jaustis pėsčiajam. Visose naujose rekonstruojamose sankryžose diegiamas visos įmanomos priemonės apsaugoti visus eismo dalyvius, ypatingai pėsčiuosius. Įrenginėjami kairieji apsaugoti posūkiai, kurie leidžia pėstiesiems saugiai pereiti pėsčiųjų perėją. Šviesoforų valdomose sankryžose visada siekiame optimaliausių eismo pralaidumo ir saugumo santykių. Vienoje varingiausio Aido ir Gardino gatvių sankryžoje jau vyksta rekonstrukcijos darbai. Čia dar rudenį turėtų atsirasti šviesoforas, kuris turėtų užtikrinti didesnį eismo saugumą. Specialistai pateikę savo išvadą siūlė įrengti būtent šviesoforinę sankryžą, kuri tikrai padėtų apsaugoti tiek pėsčiuosius, tiek ir sureguliuoti eismą, kad viskas vyktų aiškiai ir pagal eismo saugumo taisyklės. Tokiu pagrindu buvo užsakytos paslaugos, rangos darbų, kuriuos atlieka Šiaulių gatvių apšvietimas. Dar bendrai gyventojų žinojimui reikėtų pasakyti, kad tikrai buvo svarstomas žiedinės sankryžos įrengimas, tačiau jos atsisakyta, kadangi nors žiedinė sankryža sureguliuotų eismo srautų judėjimą, tačiau nepakankamai apsaugotų dviratininkus ir pėsčiuosius, o kartu ir esami žemės sklypai apriboja galimybę įrengti žiedinę sankryžą būtent toje vietoje. Kokios priemonės bus įdiegtos padėsiančios užtikrinti kelių eismo saugumą? Viena iš Šiaulių miesto juodųjų dėmių pagal transporto kompetencijų agentūros tyrimo ataskaita yra Gardino ir Aido sankryža. Kaip tik šiuo metu šita sankryža yra rekonstruojama, vykdomi šviesoforo įrengimo darbai. Įrengus šitą šviesoforą bus apsaugoti tiek pėstieji, tiek dviratininkai, tiek silpnaregiai. Įrengus Gardino Aido sankryžos šviesoforą, jis bus koordinuojamas kartu su kitais miesto šviesoforais, ypatingai su statybininko Gardino ir Tidžio šviesoforu. Stengsimės, kad šitie šviesoforai būtų tarpusavėje gerai sąveikautų ir būtų kuo mažesnės transporto spūstys prie šitų sankryžų. Perspektyvoje yra numatytos ir kitos eismo saugumo priemonės. Šiais metais mūsų dar laukia sankryžos rekonstrukcija prie Bruklino prekybos centro, taip pat architektų Žemaitės ir Jablonskio gatvės sankryžoje bus šviesoforos papildomai apsaugoti dviratininkai ir pėstieji prie naujai įrengtos pėsčiųjų ir dviračių tako, o kitais metais kartu su rekonstruojama Pramonės gatve bus rekonstruotas šviesoforas esantis Metalistų ir Pramonės gatvių sankryžoje. Šiomis saugumo priemonėmis neapsiribojama, ateityje numatomos ir kitos. Primename, kad visos priemonės skirtos sankryžų valdymo įrangos atnaujinimui pirmiausiai nukreiptos į saugesnį eismą. Juk labai svarbi kiekviena išsaugota gyvybė.